vieno. Bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojo, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Žinai, sakau, nori valgyt? Tyli. Sakau, užsisakom pizzą. Žiūri. Sakau, einam pasivaikščioti, tai iš viso užsisuko ir nuėjo. Tai gal jau susipykė? Ne, jis tiesiog kažkoks kaip nesavas. Labiausiai tai aš bijau, kad po paskutinio seanso blogai išvaliau energetinį lauką ir dabar jį apsėdo piktoji dvasia. Einu patikrinsiu. Gerai. Sveikas, metintai. Taigi galėjau nešaut. Galėjau, nežinau, pastovėti, pažymėjimą parodyti. Eik. Taigi būtum nespėjęs. Ką tu čia šneki? Bet būčiau ramiau miegojęs bent. Būtum ramiau miegojęs savo grabe. Ta prasme. Šitų gert negalima. Čia yra barbituratų klasė. Bus blogai. Būsi kaip po narkozės. Žinok, dabar aš narkozę ir norėčiau turėti. Aš tikiuosi, Julija, kai tu nieko nesakei. Ne, sakiau, baigt. Jau ir taip vieną liudininką turim. Reikės pašalinti? Eikit. Ovčinikovas yra senas karinas. Stiprus nervai. Niekam nieko nesakys. Čia tavo dalis? Pavyko? Kas dirbo? Profesionalai. Simonas Šarkis ir Viktoras Mirkintas. Klausyk, mažiau čia liūdėk ant sofos, o žinai ką padaryk? Išgerk gero viskio. Jau išeini? Galvojau, kavos pasiūlysiu. Ačiū, ne. Kaip Viktoras. Gerai, pavargęs. Stresas, žinai, mūsų sunkus darbas. Čia viskas tik dėl darbo. Gerai, nes galvojau, kad piktoji dvasia. Svarbiausia, kad ne ji. Julika, gražios dienos. Ačiū. Tai aš nelidėsiu. Kas čia? Ai, skolą grąžino. Gali vieną kaladę pasimt. Tik žiūrėk, susitarkim, kad tu daugiau man nesakysi, kad mane apsėdo piktoji dvasia.
Žinai, dabar panašu, kad tave apsėto geroji dvasia. Šitas mano gerai? Gerai. Ačiū. Valgyk. Nenoriu, aš einu miegot. Aš tikrai einu miegot, man kažkaip trūksta miego. Žiauriai trūksta miego man. Tai gal tave pamigdyt? Nereikia! Leis man išsimiegoti ar ne? Gerai, netrukdysiu. Televizoriaus garsiai neleisk. Aš iš vis nejungsiu. Im. Skanaus. Ačiū. Tau irgi. Tu dažnai pagalvoji apie kerštą? Kad atkeršysi už Agnę. Aš ne apie kerštą galvoju. O apie ką? Apie teisingumą. Teisingumo įvykdymą. Bet tai ir yra kerštas. Garbingas kerštas. Ko tu tyli, aš neteisi? Reikia išspausti įrodymus ir atiduoti Šarkiui. Kad po to išsipirktų ir laisvai vaikščiotų? Turi mirti tas, kas tai padarė. Ir kodėl mes išsiskyrėm? Su tavim nebuvo liūdna gyventi. O kaip Ieva gyvenam? Ką? Negaliu paklausti? Kas tavo yra? Nebebendraujat? Prisiminė. Ne, aš negaliu pakęsti, kad tu šventuolį vaidini. Kas tau yra? Nusiramink, Igle. Atsiprašysiu. Klausau. Короче, бuvau
Sofija pasigavęs. Nu, nes Kastenas, matai, pas jį telefonas išjungtas, jisai, karočiui, įlindo ten, v общем, daryti salami. Tai dabar kelias dienas bus dingęs. Nu, praktiškai kaip ir... Miręs, jo. Karočiui, o tie gavrikai dar sekioja? Nu, kol buvau čia, nepasirodė. A, tai... Gal mato tavo mašiną? Gal. Ferdinandai, aš žinau, ką reikia daryti. Reikia pašalint priežastį. Nu, paimk igliuchą už ausų ir išskraidink nachrin į kokią Turkiją. Всё. Dėkot nereikia. Kas skambino? Ieva. Juokauju. Šramas skambina. Ne, jeigu rimtai, žinai, ką jis sakė? Kad gal būtų gera mintis, jeigu tu kuriam laikui išvažiuotum. Nu, kol esi čia, tu kaip dirgiklis tam kaščiui. Niekur aš nevažiuosiu. Gerai, lik čia tada. Lauk, kol vėl per langą įlips. Kas yra? Tu nekenti manęs. Eglė, baik. Tu ką, negali normaliai su manim bendrauti? Šiaip tai žmonės išsiskiria ir vis tiek pagarbą išlaiko. Ko čia juokies? Tu nesikeiti. Verkus naujiem metam pirksi. Katinukui maisto. Bachuriukams reikia atsiskaityti, kur košmarino Iglė. Tai kad nieko nepadarė. Jo, nieko nepadarė. Nuo Kaunecko švino vitaminų vos negavo. Užsidirbo. Užteks paukštuką. Užteks. Vis tiek viską Kazikė padės. Ja. O klausyk, Greta su Benė žadėjo laboratoriją šiandien važiuoti? Ne. Sakė, duos pailsėt po laidotuvių. Kas yra? Gavau SMS-ą, kad kažkas į laboratoriją įėjo. Kraukis greičiau. Negi metai. Ką iš čia vienas veikia? Alio. Nu, kur? Mieste kavą geriu. Klausyk, o kur tavo meilė dabar yra? Nu, kiek tu turi meilių? Ne, žinok, jisai dabar yra toje vietoje, kur turėtų būti su tavimi, o dirba vienas. Matau online. Gerai, nuvažiuosiu pažiūrėti. Ne, aišku, neišsiduosiu. Nu, Benė. Ką jis čia daro? Blema, čia man kažkas žiūri, neaišku. Kodėl Jurka nepaskambino? Jis ką šį padeda?
Iš kur pas Benę raktai? Kaip jis įėjo? Ramu. Jokio judėjimo. Atsiųsiu Larkiną ar Markę. Nuveš, parveš, kur reikės. Ačiū. Ir pasigausiu, kas tai įsiaiškinsiu aš su juo. Važiuoju. Laimingai. Labas. Ką čia darai? Užeik. Sintezę padaryta. Reikia pradėti tabletės daryti. Pažiūrėti, koks poveikis. Tik preso čia nėra. Namuose turiu. O tu čia iš kur? Pastato šeimininkas pasakė, kad kažkas atvažiavo, tai... O kaip tu įėjai? Iš kur gavai? Pasidariau. Blogai? Manim nepasitikė. Tavim pasitikė. Nepasitikė Henriku. Pati žinai, kur pasižymėjęs. Užplauks dar kas. O taip va, raktus turiu. Mėginius susirenku ir... Ką dabar ir darai? Greitai draugų išsižadė. Nieko aš neįsižadu. Taigi aš matau. Tu net į akis nenori pasižiūrėti. Gerai, supratau, kad darau klaidą. Noriu viską rišti. Kodėl? Todėl. Mėginius sunaikinsiu ir bus ramu. Kodėl tu nori sunaikinti? Aš žinau, kaip bus. Kaip? Tapsiu taikiniu. Vieniem reikės formulės, kitiem tavaro ir kuo daugiau. Išlys kokia dar, nežinau, brigada ar mafija. Kriminalistai pradės kastis. Benai, tau reikia pailsėti. Nespręskim dabar nieko, gerai? Grįšim prie šito reikalo kitą kartą.